Sveiki visi, su jumis sveikinasi Taiperis ir šiandien darau video, kaip galima būtų užsidirbti pardavinėjant nuotraukas. Tai toks trumpas intro video, šiandien aptarsime tai, kaip galima, tiksliau, kiek galima užsidirbti iš pardavinėjant nuotraukas, taip pat kokios nuotraukos geriausiai parsiduoda ir kur galima pardavinėti tas nuotraukas. Tai pradėsim nuo to, galbūt kokias nuotraukas apskritai galima pardavinėti, kad užsidirbti šiek tiek pinigėlio. Aptarsiu tris pagrindinės. Tai pirmiausia būtų lifestyle photography, tai čia tiesiog galim pasižiūrėti, kaip daugmaž jos atrodo. Ir ką mes galim iš karto galima akcentuotis į tai, kad jos yra, taip atsidarykime, taip, jos yra aukštos kokybės. Tai turėkit omenyje, kad nuotraukas turėsit jau pardavinėti tikrai aukštos kokybės, jau ten, sakykime, net ir tas pats 1080p, čia jau kas skaitosi jau tas HD, tikrai neparsiduotų, čia jau kokybė pačių nuotraukų turėtų būti 4K arba 2K, čia vėlgi priklauso, vėlgi kaip pažiūrės pačios platformos tie kūrėjai jūsų nuotraukas ir patys nuspręs, ar galit pardavinėti šią nuotrauką ar ne. Taip pat, pavyzdžiui, čia galim pasižiūrėjus, taip pamatyti, kad kažkuo neįsiskirianti galbūt tą nuotrauką, bet jinai tikrai kokybiška ir tikrai, manau, tiek per Delfius visokius 15 minučių ar ten L rytą žinias skaitydami tokias, kaip čia pavadinti, random nuotraukas matot. Pavyzdžiui, kaip šita, tai tikrai ypač, sakykime, kažkokia tematika būna su žiniomis apie statybininkus ir būna tokios nuotraukas. Tai toksai įdomus faktas, galbūt daugumai ir žino, tai kad tiesiog tie žinių vedėjai, tiksliau tinklaraščiai perka tokias nuotraukas ir po to įsideda savo į kažkokias žinias ir taip toliau ir po to rodo. Kad atitiktų šitą visą tą tematiką. Vėlgi atkreipti dėmesį tai, kad jos yra originalios. Originalios ir kokybiškos. Galbūt tai pavadinčiau. Kokybiškumas čia galbūt didesnis nei pats originalumas, bet esmę pagaunat. Tai tas lifestyle photography, tai vėlgi pasiūla didesnė, paklausa irgi didelė, tai turėkit omenyje, kad čia įsiskirti būtų kiek sunkiau. Bet, sakau, jeigu mėgstat fotografuoti, tai galit bandyti, kad ir su tokiom fotografijom pardavinėti nuotraukas. Tai vėlgi turėkit omenyje, kad jums nebūtina turėti pačio fotoaparato, galit su tuo pačiu telefonu bandyti fotografuoti. Vėlgi telefono tie settingai turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kad būtų jau galima pardavinėti. Tai tikrai žinau, kad iPhone'o tie patys naujausi iPhone'ai, tai tikrai jau čia, jau pas jos tos kameros jau tokios geros, kad net jau už kai kurios profesionalius fotoaparatus geresnės. Taip pat yra business and work fotografijos, tai vėlgi čia jau, vėlgi tokias nuotraukas tikrai esat matę, galbūt panašias, čia pavyzdžiui konfliktinę situaciją bando pavaizduoti. Čia vėlgi, kai šnekasi žmonės kažką, čia vėlgi rodo kažką ir taip toliau, tai vėlgi tokias nuotraukas irgi labai gerai parsidavinėja, tai turėkime gamta ir kelionės, galbūt kelionės labiau aktualesnis, bet esmė tokia, kad tiesiog galėdami savo mieste kažkokį gražesnį vaizdą užfiksavę, galėtume tikrai drąsiai tiesiog nufotografuoti ir čia įkelti savo tą nuotraukytę. Pavyzdžiui, pasižiūrėkit, šitą kokia labai graži nuotrauka, tikrai kokybiška, tiesiog jau čia profesionali nuotrauka. Vėlgi kalnai, žmonės, tiesiog gražu. Tai tokias nuotraukas, manau, bet kas iš mūsų galėtumėt padaryti, tiek ar ten savo mieste kažkokį gražesnį vaizdą užfiksavę, nufotografuotą, ar tai kažkur nuvažiavę, ten Lenkija, kokią Šveicariją, ar ten Slovakija, sakykime, galėtume tokius vaizdus užfiksavę iškart įkelti čia. Taip pat dar aptarsiu ir apie maistą ir gėrimus, taip čia vadinasi šitą tematiką, tai tiesiog galit fiksuoti
kiek įmanoma gražiau nufotografuoti maistą. Tai čia vėlgi šitas nuotraukas ypač naudoja visi tie restoranai, pavaizduot koks skanus maistas ir panašiai. Ir taip toliau. Tai vėlgi galit iš namų, vėlgi jums toks tipsas, patarimas, galit tiesiog namie kažką, sakykim, gamint maistą, sakykim, paprašyti ten ar draugo ar draugės kažką ten papjaustyt, kokį agurką, sakykime, ir jūs taip profesionaliai iš tam tikro kampo galėtumėt nufotografuoti tą pjaustomą kažkokį, sakykime, daržovę ar ten vaisių ir taip toliau. Nu vat, kaip pavyzdys, ką norėjau jums pasakyti, vat, kaip tiesiog pjaustomas agurkas, sakykime. Bet esmė tokia, kad tas pjaustomas maistas irgi gerai parsidavinėja, nes, sakau, kaip paprastas pavyzdys, čia žymiai profesionalesnė nuotrauka, tai tos nuotraukos tikrai irgi gerai parsidavinėja, kadangi tiesiog, sakykim, kaip ir tie patys tinklaraščiai apie gaminimą, receptus ir taip toliau, va, tokias nuotraukas įsideda savo puslapį, kad atitiktų tematiką viso to. Dabar pakalbėsime apie tai, per kokias platformas galima pardavinėti nuotraukas. Tai mano numeris 1 rekomendacija yra Adobe Stockas. Paliksiu aprašymą šitos platformos nuorodą, paprasta registracija, kažkokių, sakykime, ar čia būtų mokama ar nemokama, tai čia būtų viskas nemokamai, galite aplikuoti, tiksliau neaplikuoti, o kelti nuotraukas nemokamai ir iš to užsidirbti. Taip pat dar turime Shutterstocką, tai rekomenduoju irgi pasižiūrėti. Šitą platformą jau gan ilgą laiką gyvuojanti, kaip ir Adobe Stockas, tai irgi rekomenduoju čia irgi pasižiūrėti, ar jums patinka čia ir taip toliau, bet šiaip mano rekomendacija būtų diversifikuoti, tai tiesiog kelti ir vienur, ir kitur nuotraukas ir taip toliau. Ir taip pat dar yra Stocksy, tai čia dar viena platforma, kur galima pardavinėti nuotraukas, tai vėlgi viskas nemokamai, viskas tas pats, kas ir anksčiau, tiesiog kitokia platforma. Tik gal šiek tiek mažiau čia žmonių renkasi, tų žmonių renkasi, pagrindė tai eina Adobe Stockas, po to šitas Shutterstockas ir po to jau tas Stocksy, jis galbūt net trečioje vietoje yra. Kiek galima užsidirbti iš Adobe Stocko, tai paklausiau tiesiog paprasčiausiai ChatGPT, kad pateiktų tiek ir surinktą statistinę duomenis ir visus faktus. Tai pagrindė, tai galima sakyti, kad tas visas uždarbis svyruoja tik nuo 33 centų. Bet čia vėlgi priklauso viskas, kaip ta nuotrauka bus įsigyjama. Tai, pavyzdžiui, vėlgi čia jau, kai jūs prisijungsit prie tos platformos, daugiau viską suprasit, bet esmė tokia, kad pagal prenumeratą žmogus, sakykime, nusipirkęs jūsų nuotrauką, jam kainuos jinai tik tais 33 centus. Jeigu žmogus tokį atliks vienkartinį pardavimą be prenumeratos, tai tiesiog pagal užsakymą, jūs uždirbsit nuo 2 iki 10 dolerių. O jeigu žmogus, tas vienas išplėstinis licencijos pardavimas, tai jeigu čia žmogus tai jau visą licenciją nusipirks iš jūsų, kaip, sakykime, kokį patentą, tai jūs uždirbsit nuo 20 iki 100 su virš dolerių. Tai čia vėlgi priklausys, kokia situacija ten bus, tai ar ten daugiau ar mažiau nuo tam tikrų veiksnių. Tai ir ką dar čia praskaičiau irgi, kas svarbu, tai kad Adobe Stock'e yra tokia kaip ir lygių sistema, tai nuo tos lygių sistemos, kuriame lygyje esate šiuo metu, nuo to priklausys ir jūsų atlyginimas už parduotą nuotrauką. Sakykime, $1 kainuoja viena nuotrauka, tai jūs pardavęs tą nuotrauką žmogui gausi 33 centų. Arba eurų, čia vėlgi priklauso, kokią valiutą jūs pasirinkate. Tai ką tik pakalbėjome ir apie tai, kiek galima apskritai užsidirbti iš šito
šito viso dalyko, iš to nuotraukų pardavinėjimo, tai dar tik tais turėkit omenyje, kad jums kažko atskirai ten daryti nereikės. Tai aš kalbu apie tai, kad, na, sakykime, jums reikėtų susisiekti su žmogum, kad nusipirkti nuotraukas, tai jums to nereikėtų daryti. Jums tiesiog, koks jūsų darbas būtų, tai tiesiog susikurti paskyrą, viską susitvarkyti settingus, kad viskas gražiai būtų. Toliau įkelti profesionalias nuotraukas. Ten jau nebūtinai profesionalios jos turi būti, bet tiesiog geros kokybės. Turėkit omenyje, kad kokybė yra svarbiausia. Tai įkelkit geros kokybės nuotraukas, tada rekomenduoju pasinaudoti ChatGPT pagalba ir paprašyti, kad jums sukurtų keywordus arba, na, kitaip tariant, hashtagus ant jūsų nuotraukos, kad žmonės lengviau surastų jūsų nuotrauką ir tai padidintų jūsų pardavimus. Tai ChatGPT išrenka geresnius tos populiaresnius, labiau aktualesnius tagus ir jūs tada tiesiog nukopijuokit juos ir įdėkite ant savo nuotraukos. Taip pat geras pavadinimas irgi turi reikšmės pačios nuotraukos ir tiesiog jums beliks įkelti tą nuotrauką ir viskas, jūsų darbas ties čia ir baigtas. Aišku, galit bandyti dar savai reklamuotis, galbūt ten dar turit ir kažkokią, sakykime, savo svetainę, tai galit reklamuotis, kad čia kuriat nuotraukas ir taip toliau, o galbūt jūs esat ir fotografas, tai dar net lengviau būtų, tai jums tiesiog reikėtų, na, būti savo tą Facebooko profilį ar ten, nežinau, per kažkokią kitą svetainę iškelti, kad pardavinėjat nuotraukas, galite nusipirkti ir taip padidinti savo pardavimus. Tai čia tokie keletas patarimų, kiek iš patirties teko susidurti. Tai va, tai šiandien bus tiek iš manęs. Jeigu kils kažkokių klausimų, tai rašykit į YouTube'ės komentarus. Taip pat nepamirškit prisijungti prie mano Facebooko grupės, kurios linką paliksiu aprašyme po šio video. Tai žodžiu, turėkit omenyje, kad visa informacija bus aprašyme. Klauskit, laikinkit, subscribinkit ir susimatysime kitose video. Iki.